Baimės. Baimės tai lyg nematoma grandinė, kuris stabdo tave nuo tavo svajonės. Ar tu gali įsivaizduoti, jeigu tu jas tiesiog nutrauktumai, kas gali įvykti tavo gyvenime? Labas merginos. Labas Jurgita. Labas, Gabrielė. Labas Gabrielė. Labas mūsų auditorija, Facebook'o sekėjai, draugai, galbūt nauji sekėjai. Mes šiandieną ir vėl pasirodome savo podcasto serialę, galima sakyti taip. Tai yra antras epizodas, kurį iš tikrųjų pradėjau būtent šią frazę apie baimės. Ir mes šiandieną paliesime tą temą, bet prieš tai aš labai noriu pasidžiaugti su merginom ir labai noriu padėkoti jums visiems, kurie mus palaikėte praeitą pirmąjį mūsų podcastą. Mes be galo jaudinomės, dalindamėmis savo istoriją. Gavome labai daug gražių žinučių asmeniškai. Tokį gražų atgalinį ryšį sulaukėme. Todėl mes vėl su nauja jėga, su nauja tema pradedame šiandienos mūsų podcastą. Ir būtent apie baimės. Tai kodėl iš tikrųjų mes nusprendėm paliesti šią temą? Aš sakyčiau tai, kad tai pagrindinė tema. Pagrindinė tema, kadangi mes visos dirbame su moterimi, mes pačios esame moteris, mes pačios turėjome tų baimių ir dar kai kurių turime, susidurėme su tuo, jog labai dažnai moteris sako, aš bijau. Aš bijau kažką pradėti naujo, aš bijau pasakyti žodį ne, aš bijau išeiti į gyvą eterį, aš bijau pakeisti, išeiti iš toksinių santykių. Ir tai iš tikrųjų tiek daug baimių stabdo tave nuo tavo svajonių. Ir tiesiog reikėtų pagalvoti, kas atsitiktų, jeigu tau pavyktų nugalėti tą baimę. Tai aš iš tikrųjų šiandieną pakalbinsiu šią žaves damas, mano kolegės podcasto jau, ir paklausiu jūsų merginos. Gal nuo Jurgitos pradėsim. Vis dėlto, kokios tave baimės kaustė? Kokią baimę, galbūt vieną, galbūt daugiau tau pavyko nugalėti? Ir kaip tu jautiesi? Kaip tu dabar jautiesi? Kaip prisimeni ir pagalvoji, kad tu kažkada turėjai tą baimę? Turėjau tokią baimę, tai baimė buvo pradėti nuo pradžių ir padaryti iki galo, kad galėtum savim didžiuotis. Ir žinot, čia paliesiu savo istoriją. Ir labai paprastai, kada tu turi savo darbą, tai nežinau, aš dabar sėdžiu ir man tiesiog galvoju, kad turi savo daržą, ten augini savo visas gėrybės, puikiai tu žinai, ką reikia daryti, nuravėti, palaistyti, patrešti ir taip toliau, ne? Bet staiga tu sugalvojai, kad tau to daržo neužtenka, tu nori pastatyti namą. Ir tavo tas namas toksai, žinai, didelis, norisi kuo didesnio, kad jame tilptų kuo daugiau žmonių. Ir tu žinai, kad tu gali, iš tikrųjų, tu žinai, kad tu gali, bet tu nežinai, nuo ko pradėti ir kaip padėti. Žinai, kad kažkiek turi patirties ir tau reikia tai padėti, tu nori tai padaryti ir supranti, jeigu tu padarysi, tu pereisi, visai kitur. Į kitą lygį, ne? Tai ką reiškia, tu gausi patirties, tu suprasi daugiau, tu sutiksi žmonių, visko pas tave bus labai daug. Tai mano patirtis buvo lygiai tokia pati su baime. Aš užsimaniau savo iš savo tradicinio verslo. Aš sugalvojau, kad aš noriu savo, dėl savęs, moteriškų verslo. Ir tai buvo man visiškai nauja. Nors aš buvau versle, bet man tai buvo visiškai nauja. Ir aš galvoju, o dievai, taigi aš noriu padaryti, aš žinau, kad aš galiu, mano jėgos tai leidžia. Ir aš galvoju, ir ką man reikia, aš priėmiau sprendimą, bet galvoju, jeigu aš dabar to nepadarysiu, atsiras kitas, kas už mane padarys. Ir tai, ką aš galėjau duoti kitiems ir nuveikti, tiesiog liks beprasmiai dalykai. Ir žinot ką? Aš susikroviau lagaminus ir aš 200
kilometrų viršaus išvažiavau nuo namų statyti savo namų. Savo svaitų, pavadinkim taip. Ir jeigu kalbant apie tai, moterys, jeigu kalbant apie tai, kad ar tai buvo lengva, entuziazmas ir žinojimas širdyje, kad aš galiu, bet baimių daugybė, kad aš gal nesugebėsiu, man suteikė tos, žinai, kaip sakyti, tokio buvo ir nusivylimo, bet aš žinojau, jeigu aš pradėjau, aš gavau vieną taip, kuris pasakė, taip, aš pirksiu tavo butą, name pastatytum, nu aš čia perkeltinė prasme. Ir kitas, ir trečias pasakė, ir aš supratau, kad va dabar, tai aš apgyvendinsiu pilnai tą namą. Viskas. Ir čia, žinot, po 3 mėnesių to savo svajonės įgyvendinimo aš supratau, kad šita baimė buvo visiškai beprasmiai. Ir jeigu aš būčiau nespyrusi tai baimiai į užpakalį ir nespardžiusi kiekvieną kartą, kai tik tai buvo ne, tu negali, tau nepavyks, aš nebūčiau buvusi dabar čia ir tokia, kokia esu dabar. Ir čia jums pamąstymai vienas paprastas dalykas. Kodėl vargšas ir milijonierius taip skiriasi? Už tai, kad jų mindsetas, mąstysena visai yra kita. Milijonierius sako, ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu padaryti, kad tai išvystyti, kad tai padaryti ir ką man tai duos. Kiek aš padėsiu daugam, ne? Arba kiek aš pats gausiu. O vargšas sako, čia yra iš baimių viskas. Ir vargšas sako, ne, čia nepavyks, čia ne tau, čia ne man, čia nereikia, čia viskas, čia nieko verta ir taip toliau. Ir va štai tas baimių kaip sakyti, tas svarstis, ne, tų baimių viską ir nulemia. Kodėl vieni sėkmingi labai greitai kyla, todėl kad jie nemato tų baimių, jie mato tik rezultatą. Jie jau mato rezultatą, kurį jie padarys, kurį jie gaus, o ne tai, ko jie neturės. Tai mano ta baimė man leido suprasti, kad ne dabar, ne čia, nes tu gali viską. Ir visata sako, aš galiu viską. Aš esu sėkminga, aš galiu viską. Ir jeigu tu tai savo pasakysi, tu tuomet ir padarysi, tu tuomet tuom ir būsi. Tai pastačiau namą, statau ir sėkmingai toliau. Gal jau ir kvartalas galima pavadinti. Blokai. Blokai. Kaip Miamis, viskas blokai. Šaunuolė, Jurgita, žinai, aš klausausi tavo istorijos ir aš prisiminiau tokį dalyką, kai pati, būtent Miami, greičiausiai Miami tai ir buvo, kai mes turėjome pramušti šitai lentą. Ir aš šiandieną kaip tik dalinausi savo storiukose ir įsivaizduokit, visi, kokie 500 žmonių išėję atstovim su tom lentom ir ta prasme žiūrim tai lentai į akis. Kai aš sakau, tu žiūri, ten užsirašys esi savo baimės ir tu žiūri tai baimį į akis. Ir tau irgi, kaip ir Jurgita sako, kilo dvejonės ir visa kita. Bet tu suvoki, jeigu tu tos lentos nepramuši, tai tu nepamatysi, kas už jos yra. Tai būtent, kai sakoma, tu geriau drąsiai žiūrėk baimį į akis, mušk lentą, kirsk vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, nebijok, kad nepavyks, bet faktas tas, kad už jos stovi sėkmė. Tai aš tikiu, kad Gabrielė, tu irgi turi savo sėkmės istoriją, kaip tu nugalėjai baimę, kažkokią baimę pasidalink, kokia tavo patirtis? Tai labą dieną. Pas ką pietus tik tai dar tik 12, o pas ką jau po 2, pas ką dar naktis. Tai pažiūrėsit vėliau, bet negailėkit tų širdučių mums, negailėkit komentarų, uždavinėkit klausimus. Tai yra be galo svarbu, kad vienas tas užduotas tavo klausimas gali nuvesti tave labai toli ir tu gali nugalėti visas savo baimės.
Tai šiandien mes iš tikrųjų šnekam apie baimės ir aš taip sėdžiu ir galvoju, aš realiai, kadangi tikrai labai sunkia vaikystė turėjau, tai aš tų baimių ir kaip ir neturiu. Aš labai daug viską nugalėjau būtent pas save vaikystėje ir kaip jų neturiu. Ir galvoju, kaip čia man papasakoti apie tas baimės, ne, kai tu jų kaip ir neturi tų baimių, kaip apie jas papasakoti. Ir aš sėdžiu ir galvoju ir prisiminiau save, kaip aš iš tikrųjų bijojau gimdyti, tai buvo mano pati pirmoji baimė, ne, nežinomybė, kokias bus tas skausmas, ne, kas tavęs laukia ir kaip ten viskas vyks, ir kiek bus valandų, ir kaip tu kankinsies, ir kaip tu pagaliau, ne, išsikankinusi, tu išvysi tą nuostabų stebuklą, ne, kuris gyveno būtent viduje ir aš galvoju, mes moterys esam tokios stiprios būtybės, mes esam tokios stiprios ir jeigu mes realiai norim, nesvarbu, mes bijom, bet mes bijodamos galime padaryti labai daug ir padėti daugam, netgi duoti gyvybę, jūs įsivaizduojat, ant kiek čia yra stipru. Ir va tos baimės pas manęs atsirado su vaikų augimu. Tas, atsimenu, pirmas iki duodi tą košytę, pamaitytas vaikas pasprangsta, pradeda springti, o Jėzus Marija, tu nežinai, ką daryti su tuo vaiku. Ir taip toliau tas maitinimas ir pampersų keitimas, ir bambelė nukrito, ir o Jėzus Marija, bambelė nukrito, ką dabar daryti. Tai tiek daug tų visokių niuansų, ne, kai jinai mažytė, o kai pradeda vaikščioti. Kas tada daros? O Jėzus bėgi taip iš paskos, susikūprinus, bėgi paskui tą vaiką, kad tik tas vaikas nenukristų, kad tik tai neužsigautų ir kad nebūtų kažkokios tai nelaimės. Ar vaikai krito? Ar vaikai springo, bet mes viską tą perėjo mane su tom baimėm, su viskuo mes jau, ir aš, pavyzdžiui, pasižiūriu į savo dukrytes ir aš negaliu patikėti, kad viena yra 7 ir kita yra 12. Ir kas yra svarbiausiai? Svarbiausiai yra paleisti jas kristi, paleisti jas vėl keltis, bet mūsų misija yra kokia? Padėti joms, parodyti tą galbūt lengvesnį kelią, bet pasirinkimas yra kieno? Kieno yra pasirinkimas? Mūsų. Taip, tik mūsų pačių, tai yra jų pasirinkimas, mano pasirinkimas, Ritos pasirinkimas. Jeigu mes būtumėm bijojusios ir nieko nedariusios, tai mes tikrai nebūtumėm šiandien, kur esam. Jūs įsivaizduojat, ant kiek tai yra stipru. Aš kai atėjau, sako, Rita, ar tu bijojai eiti į laifą? Nu, nežinau, sakau, aš nebijojau, sakau, bet taip, sakau, jaudinau, sakau, vis aš šlapia buvau, sakau, gal čia daugiau jaudulys negu kad ta baimė, ne, kad į tą laifą išeit. Ko aš dar bijojau? Bijojau, kad žmonės nesijungs, ne? Vat, kad aš turiu nerealią produkciją, aš turiu nerealią galimybę, 5 atlyginimai į mėnesį, verslas iš namų nuo minimum startavimo 149 €, kur kitos kompanijos turi mokėti tūkstančiais, ne? Ir aš galvoju, blemba, nu kas pas manęs pirks? Kas pas manęs pirks tą verslą? Niekas nepirks. Aš taip iš pradžių galvojau savo. Bet kaip išsilaisvinau, kaip aš supratau, kad jeigu tai reikalinga yra man, tai reikalinga milijonai kitų moterų. Ir tada viskas atsirišo. Tai ką reikia daryti? Reikia tiesiog, kaip Rita sako, tiesiai žvelgti į akis tai lentai ir šaut vieną iš visų jėgų. Ir viskas. Ir visos baimės pranyksta ir tik tais matomi gražūs dalykai, kaip per gimdymą, ne? Tai baisu per gimdymą ir gimdymas baisus, bet kaip viskas baigėsi, tu išvysti tą nuostabų Dievo kūrinį, ne, kuris buvo tavyje ir tu davėjai jam gyvybę, ne? Ir viskas, ir tada tik tais kas būna? Meilė. Tik tyra meilė ir noras padėti. Tai čia lygiai tas pats su šituo verslu. Šitas verslas yra kaip mūsų kūdikis, kur buvo labai baisu pradėti. Bet kai mes pamatėm tą nuostabią galimybę, nuostabų produktą, kuris realiai padeda milijonai, tūkstančiai moterų ne tik užsidirbti tuos 5 atlyginimus, bet pasijausti moterim, pasijausti savim, nugalėti tas baimės, drąsiai žengti į priekį drąsiais žingsniais, o kas svarbiausiai, tai darom ne viena, tu nebūsi viena. Tai iš manęs tiek apie tas baimės, tos baimės realiai ir stabdo mumis
žengti tą pirmą žingsnį, va tas pirmas žingsnis ir yra vat baisu. O kai padedi tą pirmą žingsnį, pamatai, kad čia visai nėra baisu, tai yra be galo nuostabu, tai yra didinga. Aš didžiuojuosi, būdama Monat kompanijos mentorė ir padedu tūkstančiai žmonių kiekvieną mielą dieną ir tą patį daro Rita, ir tą patį daro Jurgita, ir tai yra nuostabu. Ir aš į nieką nepakeičiau šitą, taip pat kaip ir savo vaikų. Tai va. Gabrielė, labai iš tikrųjų gera klausytis. Ir kai tu, žinai, pasakoji tą savo istoriją, aš irgi viską prisimenu. 3 vaikus gimdžiau, 3 vaikus auginau. Ir ta prasme, ir tos baimės tikrai buvo. Ir žinot, va dabar kažkaip pagalvoju apie tai, jog dažniausiai, pažiūrėkit merginos, dažniausiai ta baimė yra mūsų išgalvota. Jinai net yra nepagrįsta. Jinai net nėra įrodymas, kad tai yra tikra, ar ne? Ir pavyzdžiui, dabar aš prisimenu save. Kokia pas mane buvo baimė? Įsivaizduokit, išvykti į svečią šalį su vienu lagaminu, po skyrybų, į svečią šalį, kur tu nieko nežinai įstatymų, nežinai kaip ten darbai, nežinai kaip tavo gyvenimas susiklostys, bet tiesiog vėlgi tu žengi tą drąsos žingsnį, supranti tokį dalyką, kad, žinai, tu gyveni komforto zonoje. Ne? Aš, pavyzdžiui, gyvenau Lietuvoje, tikrai gerai, labai gerai, aukštos pareigos buvo, vadovė buvau ir, ta prasme, patirtis buvo ir visa kita. Ir lyg ir vat vaikai, šeima, namai, komforto zona. Ar ne? Bet ateina toks momentas, kai tu supranti, kad kažkur tau trūksta, kažkur tau ankšta, žinai, kažkur tai nori daugiau savo gyvenime. Ir tada tu supranti, kad tau reikia žengti žingsnį, drąsos ir išeiti iš tos komforto zonos. Faktas, kad bijojau, labai bijojau, bet kaip ir sakau, labiau gundė tai, ką aš galiu, vat būtent peržengus tą baimę, ten pamatyti, ten rasti, mane labiau tas viliojo. Ir kai sako, vat turbūt kiekvieną kartą, kaip ir tu, Gabrielė, sakei, kiekvieną kartą, vat, kad ir moteris pagimdydama vaiką, labai geras palyginimas. Tu suvoki, ką tu nugalėjus baimę gavai. Lygiai taip pat atvykus į užsienį, kai sako, viskas vyksta nebe priežasties, ta drąsa jau buvo žengta, jau buvo padarytas žingsnis. Ir dar vienas momentas, kurio aš labai bijojau, kad atsirado mano 3 vaikas. Kai atsirado Dominikas, kuris gimė Anglijoje. Ir vėlgi, svečia šalis, artimųjų nėra, mamos nėra šalia. Ir tada tas momentas, reikės grįžti į valdišką darbą ir kur palikti savo vaiką. Kam, kokiai svetimai moteriai palikti savo vaiką tokį ilgą laiką, o tu dirbsi 10 valandų, 8 valandas, ar ne? Tai va ta baimė vėlgi buvo peržengti ir ateiti į šitą verslą. Ir aš tiesiog daviau savo pasirinkimą. Tiesiog. Arba aš einu į valdišką darbą ir tada bijoti. Kiekvieną dieną bijau, mano vaikas susirgs. Reikės prašyti biuletenio. Bijau, ar mano vaiką gerai tą auklę prižiūrės. Bijau, ar mano vaikas verks, ar dar kažkas. Bijau. Ar aš žengiu tą žingsnį vieną ir pradedu kurti savo verslą iš namų. Būdama šalia vaiko, matydama, kaip jis auga, matydama, kaip jisai džiaugiasi, jog mama yra šalia ir pati augdama. Tai vat nugalėjus tą baimę, aš išėjau iš tokios komforto zonos. Ir su to baimė vis tiek mes kiekvieną dieną susiduriam, bet kokia atveju, bet kokia minimali baimė vis tiek būna cinkt į galvą įsėda, ar ne? Bet esmė tokia, ką tu darai su tą baimę. Ar tu žvelgi jai tiesiai į akis, ar tu išsigąsti jos ir sakai, aš gal geriau to nedarysiu, aš gal geriau bijosiu. Tai aš iš tikrųjų noriu pasakyti vieną dalyką, kad reikia tiesiog pažvelgti baimę į akis. Tiesiog pažvelgtų baimę į akis. Visų pirma paklaus, ar ji yra tikra. Ką ji tau padarys? Jeigu tu padarysi kažką, ko tu bijai, ką ji tau padarys? Ar ji tau Suvalgys. Ar tu suvalgys? Tiesiog paklaus savęs. Ir visada pagalvok apie tai, kad iš tos baimės, už tos sienos, už tos lentos slypi kažkas tokio, tau dar neatrasto nežinoma, bet galbūt tai gali tau suteikti tokią didžiulę laimę. Gali tokį didžiulį perversmą padaryti tavo gyvenime. Ir būtent tas mano priimtas sprendimas, vienas lagaminas, skyrybos, svečia šalis,
Ir vaikas trečias ir nauja veikla man atvėrė didžiulius horizontus. Ir aš supratau, kad tik žengdama, žiūrėdama baimė į akis, aš galiu turėti tai, apie ką svajojau visą savo gyvenimą. Tai va tokia iš tikrųjų yra mano baimė ir aš tikiu, kad dabar va moteris, kurios sėdi, žiūri mus, klausosi gal prie arbatos puodelio, gal prie kavos, gal su vaiku vaikščioja parke ir taip pat tikiu, kad susimąsto apie tai, kokių baimių aš turiu. Parašykite komentarą, nesvarbu, ar tai dabar tiesioginės transliacijos metu, ar po, parašykit, kokių baimių jūs turite, su kokiamis baimėmis jūs susidurėte. Ir galbūt mes galėsime tau padėti, parodyti tą kelią, kaip galima nugalėti tą baimę, kaip tu gali pakeisti savo gyvenimą. Iš tikrųjų linkiu kiekvienai, mieloji, tiesiog pažvelk baimę į akis ir paklaus, kas ten, jeigu aš tave nugalėsiu. Tai merginos pridurti dar pabaigai. Rita, tu labai gražiai išdėstai, pasakei. Ir iš tikrųjų atliepiant šitai temai, jeigu tu turi baimę, tu užsirašyk, kas įvyktų blogiausio, jeigu tu to nepadarytum. Ir kokią naudą tu gautum, jeigu tu tai padarytum. Aš tikiu, kad gėris ir pozityvas visą laiką nurungia tą negatyvą. Ir tu suprasi, kad visa tai yra beprasmiai dalykai. O tiesiog, augimas, kuris tave duos nusiraminimą, duos pasididžiavinimą, pasitenkinimą. Tad būk drąsi, įvertink savo baimę, pažiūrėk, išmok pažiūrėti jai į akis ir net nebejoju, jog tu tikrai ją nugalėsi. Aš taip visą laiką su savo frazėm, be frazių negaliu. Tai va, merginos, jei tau gyvenimas siūlo auksinį narvelį, rinkis dangų ir atsimink visą gyvenimą. Tik grožis ir gėris išgelbės visą pasaulį. Tik tai. Tai su tuom ir baigiame ir dar noriu priminti. Lauk ketvirtadienio, nes serija numeris 3 taip pat bus transliuojama šį kartą pas mane ant sienos 12 val. UK laiku, 14 val. Lietuvos laiku. Ne apie baimės, apie kažką tai kitai. Tai būtinai lauk mūsų posto ir pamatysi, kokia bus mūsų nauja, nuostabi tema. Merginos, ačiū Jums, iš tikrųjų buvo nuostabus laikas vėl kartu. Aš esu be galo dėkinga, kad mes vis dėlto priėmėm sprendimą, nugalėjom baimę ir išėjom visos 3 dalintis. Dalintis su tavimi, mieloji, kad padėti tau pamatyti save, atgauti pasitikėjimą, pasikelti savivertę ir galų gale niekada negali žinoti. Galbūt tu pateksi į mūsų bendruomenę ir mes iš tikrųjų galėsime kartu nugalėti labai daug baimių. Tai ačiū Jums dar kartelį ir dėkui auditorija, o Jūs rašykit, komentuokit, klauskit, dalinkite ir mes visada Jums duosime atgalinį ryšį. Ačiū ir iki malonaus. Ate merginos.